Sveiki, tūkstantis elektriniečių. Norėčiau su jumis pakalbėti keliomis temomis, nes sprendžiant iš diskusijų, sprendžiant iš komentarų, iš nuotaikų, aš matau Elektrėnų savivaldybėje atsiradusią brandą, atsiradusią tokią jau kolektyvinę netgi nuomonę, kad reikia už savo kraštą kovoti patiems, kad niekas nepadarys, reikia nebijoti, reikia atstovauti savo nuomonę, kad ne visi valdžios sprendimai priimami yra teisingi ir skelbiama vis tiek daug tos informacijos yra ir jau visi supranta jau daugmaž apie pačius procesus, kaip taip veikia, kad tai nėra ten iš kažkokie dangaus ir stebuklingi jie, kad paprasčiausiai elementariai, kaip ir mes visi dirbdami darbe, sprendžiam tos klausimus. Taip ir valdžioj sprendžia, bet sprendžia juos savanaudiškai, sprendžia kažkokiais interesų grupių tikslais. Iš labai daugybę galima aspektų tą pamatyti. Pavyzdys, pavyzdžiui, dabar laimėjo konkursą įmonė statyti 2 ten kaip priestatus ar kompleksus Vievy prie mokyklos ir vieną Elektrėnuose. Taip, tai didžiuliai pinigai Europos Sąjungos, netoli ten 1 milijono eurų bendrai sumai per abudu. Taip, laimi įmonė, kuri turi 6 darbuotojus, vidutinis atlyginimas 744 eurai, apyvarta ten kažkuriais metais gal buvo 400 tūkstančių, bet šiaip 25 ten 150, ten 22 130, va tokia apyvarta. Vienu žodžiu, ne įmonėlė, kuri visiškai neatitinka skaidrumo standartų ir netitinka apskritai tendencijų, kurios yra dabar statyboje. Patysgi mes visi puikiai suprantam, taip, kad valstybinis yra užsakymas, o atlyginimas to įmonei 744 eurų. Kur jūs matėt statybininkus ar specialistus, čia netgi specialistai, kurie dirba už tokius pinigus. Aš manau, tai yra akivaizdus neskaidrumas ir pas mus Elektrėnų savivaldybėje tokia yra tendencija. Taip, pavyzdys dabar, pavyzdžiui, kaip pas mus miestas vystėsi, kaip atrodė, mes neimkim laikotarpio. Taip, laikotarpis, nes ten ginčių kyla, bet mes imkim prie Noreikos, kai buvo. Buvo stipri komanda, aišku, vienas žmogus nieko tu niekada nepadarysi, bet buvo mieste, dabar jau, kai aš jau suprantu, akivaizdu, buvo tokia vystymosi kryptis, buvo tikslai, traukos centrai, kuriami taip, viskas taip kompaktiškai, dėl miesto, dėl žmonių, dėl ateities. O dabar jūs pažiūrėkit, muziejų nusprendė statyti, tai ten vaikų pasaulį, muziejų iš Europos Sąjungos gavo 1 milijoną eurų, aišku, čia yra pagrindinė priežastis, reikia juos įsisavinti ir ten koks tai interaktyvus muziejus. Ar pasitarė su visuomenė, ką tai duos miestui? Akivaizdu, kad tai dar vienas eilinis pastatas, kurį reikės išlaikyti, kurį reikės dotuoti. O mes tokių tai turim daug, mes čiuožyklą dotuojam, mes baseiną dotuosim, mes turim biblioteką, kultūros namus, meno mokyklą ir apskritai daug dar visokių bendruomeniai pristatytų dalykų. O kiek bendruomeniai dar pristatytų dalykų, tokių kaip jų namai ten ir taip toliau, kurie yra neišnaudojami. Kas tai mes gausim dar vienas patalpas, kuriuose, dirbs žmonės, kadangi tai bus dotuojama, atlyginimai bus nedideli, reiks viską išlaikyti. Kažkaip tos nėra aiškios krypties, nėra aiškios strategijos. Gavo 1 milijoną, davai įsisavinsim. Ir dar aišku konkursą laimės statyti tokį objektą įmonę, kuri ten 2 darbuotojus turi ir atlyginimai iš vis tai, minimumas šitie 744 eurų. Suprantat, valdžia šita 30 metų jau jinai čia yra. 30 metų, mes turim 1000 kaišiadoriečių, taip, ir ten valdžių kaita buvo. Ir žinokit, jaučias. Žmonės daug drąsesni,
žmonės tokie pasiskirstę pagal pažiūras, bet vis tiek visi bendrai dėl savo miesto kovoja. Taip, daugiau interesų, nėra uzurbuota vienose rankose, tokios baimės nėra. O Elektrėnų savivaldybėje, kai atsirado 1000 elektrėniečių, tokia baimė, kad čia geriau patylėti, nes čia padarys valdžia, ten iš darbo išmes kokį valdininką, jeigu ten jo giminaitis kažką šnekės, vaikšto šmeižia, bet iš tikrųjų taip ir yra. Jie iš tikrųjų taip ir elgesi. Pažiūrėkit, kratas man ir visokius kitus dalykus ir mano vaiką paviešino, šmeižia, merą, jo sugyventinį rašinėja, komentarus pasislėpus po anonimo ant man vaiko. Čia viena labdaros organizacija laksta po visą savivaldybę šmeižia. Jie iš tikrųjų taip elgesi. Įsivaizduojat, tas nebaudžiamumas per 30 metų jisai susiformavo ir pas juos atsirado. Ir jie elgesi kaip nori. Atsirado milijonas ir kur išleista. Mes statysim tokį objektą, ten muziejų. Ir viskas, pavyzdys, pavyzdžiui, dėl stoties. Taip, paviešino ir visuomeniai daugybę klausimų. Tai kodėl jau klausimas yra tarybos. Pirmą pristatykit visuomeniai, išdiskutuokite, ko reikia, kaip reikia, dėl miesto, dėl gyventojų, ar jiegi daro dėl savęs. Ir man užstrigo Dovydo Bliuo mero patarėjo komentaras, kad tos jau senos šitos stotis, tai jau gremėzdiškos atgyveno, o čia tokia pavėsinė, taip toliau. Kaip Italijoje, Ispanijoje, suprantat, atvažiavo, kas turbūt ten projektą ruošė, pripūtė arabų tokiam, kaip sakant, padangas skraidžiančiam, neturinčiam patirties žmogui. Reikia atsižvelgti reikia. Tai ne Ispanija, tai ne Italija, kur toks yra švelnesnis klimatas. Taip, tai yra Lietuva. Ruduo, žiema, pavasaris, ta pati vasara irgi kai užkaitina. Reikia visai kitų sprendimų ir visuomenė sako, reikia visai kitų sprendimų. Šiaip stotis yra visada miesto veidas, ten buvo pasiūlymų tokių ir dėl turizmo centro kažkokio, ir dėl dar kitų aspektų dalykų gal būtų galima sujungti į vieną ir taip toliau, taip toliau. O kodėlgi nepagalvojus, kodėlgi nepamačius, kodėlgi nepadiskutavus, todėl kad nenorima to daryti, nenorima yra siauri interesai, jie taip dirbti nemoka, jie neturi tokių kompetencijų, neturi įgūdžių, vadovavimo, bendravimo. Žiūrėkit, vaikšto po visokius renginius, save fotografuoja, deda, jūs pažiūrėkit jų visų mūsų vietinių politikų anketas Facebook, ką jie ten deda. Jie visi renginiuose. Jeigu jūs norit sužinot, kas kandidatuos į merus, jūs galite pasižiūrėti, tas, kas lankosi po renginius ir keletas, kandidatas. Ir visą taip kadenciją save taip ramina. Suprantat, kai tu neturi įgūdžių vadovavimo, neturi lyderystės, tada tu plauki pasroviui, tave komanda puikiai pažįsta. Turiu omeny, kad visiems ten savo reikaliukus tvarkantiems būtų ramiau. Vežioja tave po renginius, kaip tokį pomidorą, poną pomidorą ir kelia ir tave pompuoja ten. Toks vaizdas, aišku, mūsų bendruomenė stiprėja, mūsų bendruomenė tokia skaidrėja, aiškesnė darosi ir man tas yra malonu. Aš jau stengiuosi mažiau šiek tiek viešame diskurse, kaip sakant, dalyvauti, nes aš matau, kad jūs gyventojai ir apskritai tas bendras toksai mentalitetas keičiasi ir man tai džiugina akį, matau, stebiu, tikrai skaitau ir komentarus, žiūriu ir postus, visus pasisakymus. Ir tikiuosi, ta tendencija išliks, tikiuosi, ta tendencija stiprės. Ir ką? Visiems iki artimiausių temų ir susimatymų. Susimatysim. Iki.